Esame Vingio parke. Štai čia prieš jūs yra Čiurlionio kalniukas, toks riedutininkų baubas. Tai šiek tiek patarimų, kaip susidraugauti su kalniukais ir ką su jais daryti. Tikiuosi jums pagelbės. Jeigu tik tais pradėjot važiuoti riedučiais, draugiškas patarimas, kalniukų tiesiog venkite. Nes kai nemokate savęs suvaldyti, kai nemokat suvaldyti greičio, važiuojant nuokalnėje, jisai renkasi be proto greitai. Kai tas greitis jums tampa jau psichologiškai nekomfortabilus, jūs tada apima panika, jūs užsirakinate, tiesiog susikaustote ir jau nieko nebegalite daryti. Tai belieka tada iš tikrųjų melstis. Tie, kurie šiek tiek jau yra įgudę, šiek tiek turi drąsos ir šiokią tokią važiavimo techniką, galim pagalvoti, kaip saugiai nuo to kalniuko ir nusileisti. Taigi, kad kalniukas netaptų jūsų priešu, visada turėkite omeny, kad jūs galite kontroliuoti nuolydį, kuriuo jūs važiuojate. Reiškia, jeigu jūs pasileisite tiesiai, tai tas nuolydis bus toks, koks ir yra kalniuko tas nuolydžio laipsnis. Jeigu jūs važiuosite skersuodami zigzagais nuo to kalniuko, tai jūs labai gerai suvaldysite savo greitį. Kai jums reikės, jūs galėsite sustoti, atsikvėpti, vėl susikaupti ir vėl leistis žemyn. Tai tam, kad saugiai, tvarkingai su posūkiais leistumėmės, mums reikia tokio vieno specifinio posūkiuko. Visų pirma, jūs turėtumėte sugebėti atsistoti štai į tokią poziciją. Reiškia, mano svoris yra ant kairės kojos, dešinė koja yra ištiesta į šoną. Toliau, kai aš darysiu posūkį, aš savo šitą kelį suksiu į išorinę pusę ir gausis posūkiukas. Tai parodysiu, kaip atrodo praktikoje. Ir jeigu aš noriu sustoti, aš tiesiog sukuosi ir uždarau visą posūkį, atsisuku veidu į kalną. Pilnai sustojau. Jeigu aš netyčiom pradedu riedėti atbulom, aš pasistatau koją už savęs, save užkertu ir sustoju. Tam, kad atsikvėpuoti, nuraminti širdį, nuraminti protą ir leistis toliau. Kitas variantas, kaip jūs galite saugiai nusileisti, nepasiekiant šviesos greičio, tai žinoma yra jūsų bet kokia turima stabdymo technika. Ar jūs naudosite kulninį stabdį, ar jūs naudosite T-braiką vadinamą, stabdymą T-formą, ar jūs prisistabdysite slidininkų vadinamojų plūgeliu. Bet kokia stabdymo technika šiuo atveju bus labai didelis jums pagalbininkas, nes jums neleis išsibėgėti iki to beprotiško greičio, kurio jūs nebegalite suvaldyti. Pažiūrim. Ir štai taip jūs tiesiog kontroliuojate savo greitį, nedideliu greičiu leidžiatės tolyn. Taip pat galite įsirėžti štai tokią poziciją, lyg plūgeliu, ir kaip matot, aš irgi nelėtėju, negreitėju, aš tiesiog kontroliuoju savo greitį tam, kad nepagreitėčiau iki tokio greičio, kad man taptų nebejauku. Taip pat leidžiantis nuo kalniuko, jūs galite darytis štai tokius užkirtimus. Tai tada saugiai, lėtai, ramiai nusileisite. Jeigu pasileidote šiek tiek greičiau, jūs visą laiką galite pasistabdyti ant power slide ar kažkokiu kitokiu būdu, kad taip pat susimažinti greitį ir suvaldyti save nuokalnėje. Na, o jeigu jūsų įgūdžiai ir drąsa leidžia, tai jūs visada galite tiesiog pasileisti tiesiai ir mėgautis to šviesos greičiu, su vėjeliu pralėkti. Svarbu, stebėkite aplinką, stebėkite kitus žmonės, kad neužkabintumėte, neišgazdintumėte ir, žinoma, nieko nesutraumuotumėte. Tai saugaus važiavimo, iki pasimatymo.